pasivaišinkim dvaro kava, kuri nori mums pasakyti, kad šilti skysčiai rudenį visada labai gerai, o dvaro kavos turi įvairių kavų, bet čia būtent ragausite kiaulpienę. Kiaulpienė tinka mano pacientėms, tai neštukiams, nes neštumo metu mes ne visad galim tą kavą taip drąsiai vartoti įvairią, kuri turi kofeino, o čia kava, kuri padeda. Tai padeda kepenų veiklai, padeda cholestazės, taip, tokie kokio turtingo skonio? Šaknų reikalai. O, lele. Tulžies įsiskirimą ir netgi nėštumo metu gerina virškinimą, tai ne tik nėštumo metu, manau, kad visada gerai ir žindymo metu, kas kam gal dar aktualu, Taip, man aktualu. Nes kofeino ne visada mes galime tiek naudoti per daug. Šiaip naudoti ir legalizuokim, tai galima. Taip, aš išgeriu 2 puodelius kavos iš ryto, o po to galite kiaulpienės. O paskui kiaulpienės, bet tikrai geras skonis, nes visą laiką visi bijo tų tokių kiaulpienių gilių, neaišku. Toks įtarimas. Visi yra pripratę prie to, su ko aš čia turiu 2 puodelius. Ir mūsų podcast'o klausytojams dovanoja būtent dvaro kavos su Gandro lizdas 20% nuolaida kiaulpienių šaknų.